Tai manau, informacijos mes gausim ir kiek žinau, tiksliau matau, kad prisijungęs pats Marius Kučinskas. Gal pirmiausia duosim pasisakyti šitam žmogui pareiškėjui, kad irgi susidarytumėm pilną nuomonę, nes nors aišku raštiškai jūsų peticiją mes visi perskaitę ir esam susipažinę. Taip, siūlau Marių pasisakyti, jeigu... Gal galite pažymėjimą parodyti dokumentą? Asmens tapatybės kortelę, nes pagal reglamentą mes turim patvirtinti, kad tikrai čia jūs. Asmens kodo tai netransliuokit į YouTube ir nekelkit, turėsit montuoti tada įrašą. Šitą dalis vėlgi bus. Užsukit tą pusę ten, kur jūs... Žiūrėkit, jūs tiesiog su pirštu uždėkite asmens kodą, mes turim įsitikinti jūsų tapatybę, tai yra užtenka jau matyti mums tas asmens tapatybės kortelę, jūsų veidą ir vardą pavardę. Kai aš atsijungiu? Na, jis norėjo kortelės. Alio. Taip. Ar girdit mus, nes problema šitas mus šiek tiek yra? Galit parodyti savo kortelę, ten kur jūsų veidas ir pavardė. Ir uždenkite asmens kodą, jeigu galite. Labai ačiū. Ačiū, galit padėti. Tai jeigu galit, pasisakykit to klausimą, mes norim jūsų nuomonę išgirsti, aišku, sakau, perskaitėm, ką parašėt, bet gal turit kažkokių dar kitų faktų. Taip, ar noriu paprašyti, kad IT skyrius uždėtų iš karto hostą, aš noriu pasidalinti ekrano vaizdais. Dabar to padaryti negaliu. Tiesiog nesuteiktos teisės. Gali jau. Jau galit, sakė. Tik tai jūsų pasisakymas, žinokit, 5 minutės, tai paskubėkit viską parodyt mums. Turėtume matyti, tai esmė. Negirdim. Kažkas su internetu. Esmė yra tokia, kad yra skirtingi autobusų tipažai ir į tokio tipažo autobusą, tokio tipažo autobusų pasak būtent Kaišiadorių autobusų parko yra 3 vienetai, tai reikėtų pažymėti lipdukai su dviračio simboliu, būtent ant bagažo skilties. Kitas momentas pasikeisti tarybos sprendimą, kad būtų galima vežtis dviratį nepritvirtinant pažymėtose autobusuose. Kai dviratis yra vežamas bagažo skyriuje, jį vežtis yra saugu, jisai avarijos atveju neturėtų jokių galimybių sužaloti keleivis, nebent iš autobuso jau tenais nieko neliktų, bet jau čia yra kitas klausimas, nes tada ir iš keleivių nieko neliktų. Tai taip sakant, nes dviratis guli fiziškai atskiroje sekcijoje, atskirtas metalo gabalų didžiuliu. Taip, įsivaizduojat, kaip šitas autobusas atrodo, tai ar visi komisijos nariai matom.
Na, kito tipažo autobusai greičiausiai kažkas panašaus į šitą kursuoja kažkas panašaus į tokį mikroautobusą arba Žinokit, mes jūsų dalinamos informacijos nematom, matom tik Kaišiadorių paslaugų puslapio tvarkaraštį. Ai, gerai, tuoj. Sekundėlę. Tuoj. Taip. Bet man jau gal... Gerai, aš trumpai pasidalinu, dabar turėtumėt matyti Wordą. Taip. Gerai, trumpai, tai esmė yra toksai autobusas. Taip, matot, jisai turi bagažo skyrių. Taip, dviratį galima įsidėti kad būtų galima įsidėti į bagažinę ir jie pažymėti dviračių lipdukų. Tam reikia keisti tarybos sprendimą, kad pažymėtos autobusuose galima dviratį vežtis nepritvirtinus. Tai čia vienas momentas. Gal jūs pačių autobusų nekomentuokit, nes mes tikrai gavom iš Kaišiadorių paslaugų raštą, kur yra parašyta, kiek yra autobusų, kur galima vežti bagažo skyriuje, kiek galima invalidų ten neįgaliųjų. Tai siūlau į tos autobusus įsidėti. Jeigu kalbant apie patį poreikį, tai esmė tokia, kad autobusai važinėja po visą rajoną, tai yra 30-40 km arba net 60 km, kas iki Kauno važiuoja. Tai kad dviratį būtų galima įsidėti, nes su dviračiu gali nuvažiuoti 15 km. Tokiu būdu išplečiant važiavimo ribas. Aktualumas rajono gyventojams, kadangi autobusai važinėja retai, kad į vieną pusę važiuoja dviračiu, grįžti autobusą arba atvirkščiai. Pasiekia artimiausias savivaldybės. Taip pat tai paskatintų dviračių turizmą būtent Kaišiadorių rajone iš Kauno Vilniaus atsivežtumėt, gerintų ekonomiką ir taip toliau. Tai jeigu labai trumpai. Labai ačiū. Iš tikrųjų, tą buvom skaitę ir su peticija ir tikrai suprantam, kad tai yra svarbu. Dar dabar labai norėčiau, kad pasisakytų Kaišiadorių paslaugų atstovas. Kalbėkit čia, jisai... Palūnėno. Tai Kaišiadorių paslaugos, tai šiai dienai neturi nei vieno autobuso pritaikyto vežti dviračius. Aišku, mes tai, gan nedideliam išlaidom galim pritaikyti juos, būtent vežimui viduje, to neįgaliojo vietoje ir bagažo skyriuje, ten pažymėti tais lipdukais, čia viskas tvarkoj. Tik tai, aišku, didžiausias kriterijus yra, kaip sakyti, tą dviratį vis tiek reiktų vežtis gal pritvirtinta, nes, nelaimės atveju ten staigiau stabdant ar dar, visokių situacijų pasitaiko, kad, kaip sakyt, nebūtų sužaloti ir kiti keleiviai, tiek taip pat ir, pavadinkim, tas pats vairuotojas nenukentėtų. Ir, aišku, ta tvarka, tai aiškiai apsibrėžus, čia, manau, viskas gerai. Ir kitas dalykas, kaip pats, nes mes keleivius draudžiam, darbuotojai drausti ir kaip tas dar ir draudimas nelaimės atveju irgi reaguos iš tokių, jeigu jis bus nepritvirtintas dviratis. O čia tokie didžiausi kriterijai. Bet visa kita, tai vėlgi mes turim 7 autobusus, kurie yra su neįgaliojo ta vieta pritaikyti ir 3 su bagažo skyrimu. Iš viso autobusų? Iš viso 22, atrodo. Jo, 200. Tai va, to daugiau, kaip ir viskas tvarkoja, tik slautas, kad būtų gal pritvirtintas patogiau. Tai yra klausimas, paklausiu kažko. Aš tokią trumpą klausimą, tai aš suprantu, taip yra, kad tai galimybė būtų vežti 7 tai viduje ir 3 bagažo skyriuje. Klausimas yra toks, ar šie autobusai visą, tik tai kai kuriais maršrutais važinėja, ar jie visą rajoną padengia, ar būtų aišku, ar būtų galima, kad ir jūsų puslapyje, nurodyti, kad šitais maršrutais tokių laikų važinėja tie autobusai, kur galima vežti dviratį, kad tai nebūtų
sakykime, kažkoks tai įspėjimas kiekvieną kartą, kad žmonės žinotų, kad tokiu maršrutu jie gali važiuoti. Tai ne, taip nebūtų galima, nes jie rotuojasi tarp maršrutų ir važinėja skirtingais maršrutais, kad rotacija vyksta autobusų, nėra, kad jie priskirti tik tam tikriem maršrutam ir važiuotų tik tais maršrutus. Jie pastoviai rotuojasi vietos. Bet kažkokią tvarką turi tos rotacijos ar ne? Tiesiog aš galvoju, kaip tai užtikrinti, kad būtų informacija visiems vieša ir prieinama, kada tas žmogus gali nuvažiuoti su dviračiu tam tikrų maršrutų. Čia vėlgi, kaip mes tos maršrutus esam dėliojamės į priekį, svarbu, bet jie pas mus gan dažnai keičiasi, nes tai sugedo, tai dažniausiai gedimai ir pasitaiko, kad reikia juos keisti, tai vėlgi tie autobusai pavadinimai būna tokių dienų, kad ir porą per dieną, 3 kokie sugedo ir jau turim važiuoti toj pačioj dienoj netgi. Tai turbūt tai būtų sudėtinga kažkaip tą informaciją. Aišku, gal ten kažkuriam laikotarpiu yra įmanoma, bet tai vėl gali labai greitai viskas pasikeisti. Bet teorinė galimybė skelbti tokią informaciją kaip ir yra. Tik iš dalies, ko mes. Galima klausti. Taip. Aš norėjau Mariaus, paklausti, tai koks yra poreikis? Jūs, reiškia, kadangi kreipėtės, tai kaip aš suprantu, gyventojai, važinėjantis tam tikrais maršrutais, kreipėsi jūs, kad atsirastų šitą galimybę, ar, sakykime, čia yra bendras, dėl tas ta peticija pateikta, dėl bendrai visų savivaldybių, sakykime, neatitikimo, kad negali vežti tuos dviračius. Ar konkrečiai kiek žmonių iš mūsų kaišiadoriečių kreipiasi? Žodžiu, tai yra bendrasis kreipimasis, taip. Vilniuje šita paslauga naudojama itin intensyviai, taip. Na, Trakuose kažkiek mažiau, bet esmė yra tokia, kad mažesnis poreikis kaip tik šiuo atveju yra gerai, nes tada prasidės, nori 2 dviračius įsidėti į autobusą, o galimybių nėra. Taip, tai šiuo atveju tas mažesnis poreikis negu Vilniuje kaip tik yra į naudą. Na, tarkim, žmogus nori stovintis važiuoti, su dviračiu netelpa ir taip toliau. Dabar dar vienas dalykas, girdėjau Jūs kažkodėl taip apie Trakus šnekėjot, čia Kaišiadoris. Aš apie Trakus specialiai pateikiau pavyzdį, aš kai Kaišiadoriam siūlau būtent pasekti Trakų savivaldybės pavyzdžių. Tai čia buvo priimtas sprendimas prieš nepilną savaitę ir tą paslaugą Trakų savivaldybė pasileido. Tai esmė ten tokia, kad ten dviratį į stovimą aikštelę pasistatai kampu, tas dviračio tvirtinti tiesiog nereikia, nes pati kėbulo konstrukcija jau įtvirtina dviratį. Ką tai reiškia? Kad dviratis yra užremamas iš visų 4 pusių ir staigaus stabdymo arba avarijos atveju jisai tiesiog atsiremtų į sienelę. Tai įvertinus gabaritus nereikia. Kitas momentas, papildomas tvirtinimas galimas neįgaliojo diržo saugos diržu, kuris yra... Žiūrėkit, truputį pertrauksiu, gerai, žiūrėkit, sakykime, kaišiadoriečiai šitos problemos neišryškinę yra, kad jiems, sakykime, trūksta va šitos paslaugos tokios, tai galbūt Kaišiadorių gyventojams nereikalinga šita paslauga. Ar kreipiasi kas nors iš kaišiadoriečių, kad, sakykime, reikalinga būtinai šita paslauga? Man va tas įdomu. Na, čia yra vištos ar kiaušinio klausimas. Šita peticija siūlo padaryti paslaugą faktiškai nuliniais kaštais. Įsidėmėkit, nuliniais kaštais. Tai čia nereikia dviračio net išoriai tvirtinti, tai nesudarys savivaldybė, nereikia pirkti naujų autobusų, prisitaikykim prie esamų. Tai išleidžiam faktiškai 0, o turim naują paslaugą
ir vis tiek faktas, kad pasinaudos ar kauniečiai, ar vilniečiai, ar kaišiadoriečiai turės papildomą galimybę atvykti į rajonus ir kitas savivaldybės. Dabar ypatingai rajoninėse savivaldybėse alternatyvos automobiliui nėra, tenka arba automobiliu, arba aš nežinau kom, tai tiesiog niekur nevažiuok. Gerai, kad yra dar traukinys. Ačiū. Tomai, kiek jūsų, sakykime, įstaiga kreipiasi žmonių, kuriems reikalinga šita paslauga? Šiandien nei vienas. Ačiū. Bet aš irgi gal norėčiau, pasakyčiau, kad gal negalima taip kategoriškai teigti, kad mūsų rajono žmonės nesikreipia. Tai galbūt mūsų rajono žmonėms tai nėra labai aktualu, bet mums turbūt svarbu turizmas ir svarbu ir kitų rajonų žmonės, kurie atvyksta į mūsų rajoną. Tikrai yra daug turistinių ir gražių vietų ir manau, toks leidimas vežtis dviračius autobusuose tikrai būtų naudingas ir turizmui. Tik tai dar noriu paklausti, pagal Tomo pasakymą, tai 10 autobusų galima vežtis, kitose 12 niekaip, taip? Kituose net, nėra tų aikštelių, pavadinkim, neįgaliųjų, tai, nebent variantas, jeigu visiškai nėra keleivių, ten tą praėjimą įdėti, bet čia jau, patogumas, tai jau čia toks truputį labai įdėti, ten išimti ir, pavyzdžiui, jeigu ten vėl atsirado keleivis, tai ten pro galinės duris įdėti, ten jisai irgi netilps, nebent paspirtukas, gal jo, bet dviratis tikrai nebūtų. Tai tada, žiūrėkit, toks man kyla techninis visas šitas reikalas. Reiškia, 10 autobusų, jie važinėja skirtingais maršrutais ir jie keičia savo geografinį, sakykime, išsidėstymą kiekvieną kartą pagal kažkokią tais formulę, ar kaip tai. Tai reiškia, tie 10 autobusų, kuriuose galėtų būti dviračiai, sakykime, jau galima ten paprastai pritaikyti šitą variantą, tai dabar kiti 12 autobusų, jeigu tokiu atveju galbūt reikėtų, tai aš taip suskirstyčiau 2 etapus. Tai pirmas etapas tai būtų tie 10 paruošti, reiškia, transporto, kurie jau dabar galėtų būti pritaikyti, o 12 autobusų tada reikėtų galvoti antram etape, tai galbūt padaryti tuos laikiklius iš galo autobusų, sakykime, po 2, kaip kartais aš matau, kad važiuoja, kiti autobusai, turistiniai ir taip toliau. Tai vat šitą, sakykime, variantą galima galbūt padaryti antram etape. Tai mums, aš taip įsivaizduoju, kad mums reikėtų šiandieną pasišnekėjus nutarti, ką galima pirmam etape padaryti, ką galima antram. Jūs turėtumėt paskaičiuoti, kiek tai kainuotų ir, sakykime, taryboje tada būtų galima priimti tą sprendimą, galbūt antram etape su biudžeto. Ne, bet tai aš galvoju, čia aš mąstau, kaip aš, taip, tai va, tai aš taip matyčiau tokį variantą. Aš gal čia tiesiog papildysiu, kadangi mes nesprendžiam šiandien šitą klausimą, realiai mes sprendžiam peticijos klausimą. Tai šitoj komisijoje etapų klausimas, kitų autobusų pristatymą yra labai nesprendžiamas ir mes kaip ir neturėtume priimti dėl to sprendimo. Tai svarstyti galima kelti į tarybą ir, sakykime, tarybos nariai gali iškelti tą klausimą joje. Bet šiai dienai mūsų klausimas esminis ir ką mes turim šiandien priimti sprendimą, ar pritarti tai peticijai, ar jai nepritarti. Ir kaip Marius minėjo, jisai šitą tą, kas pasiūlyta peticijoje, galima gyveninti minimaliom investicijom ir pradėti nuo to tikrai reikėtų, čia man tokia nuomonė. Aš turiu tokį siūlymą balsavimą, bet matau, kad ir Marius nori pasisakyti, tai galbūt galima būtų leisti jam. Taip, Mariau, sakyk. Trumpai dėl pačio poreikio komentaras. Autobusų parko vadovas gali šiek tiek jūs suklaidinti. Duos labai gyvenimišką pavyzdį, kuris nebejoju yra ir tikrai Kaišiadorėse. Tai įlipa
ateina pas vairuotoją su dviračiu, taip, ir klausia, ar galiu vežtis dviratį? Tai ką, dabar kiekvieną kartą vairuotojas skambina autobusų parko direktoriui, prašome užsirašyti atvejį statistikai. Tikrai ne. Tai šito atveju mes objektyviai negalime išmatuoti. Na, kitas momentas mano peticija, tai yra būtent tie siūlymai yra tas mažiau kainuojantis savivaldybei variantas. O kitas dalykas, kur jeigu montuoji į autobuso išorėje laikiklius, tai savivaldybei kainuotų kaštų, kiek žinau, vienas laikiklis mašinai, tiesiog automobiliui, kainuoja 300 eurų, čia jau skaičiuoto pridėtinės vertės mokesčio. Tai na, sudauginkit su suma, na, autobusam šiek tiek gal didesni kaštai, bet na, jie ir svers ir turės būtent amortizacijai pačio autobuso ir taip toliau įtakos. Na ir įsivaizduokit, paleidžiat ant tos laikiklius, investuoja daug lėšų savivaldybė, o paslauga nepasinaudoja. Dėl to čia ir siūlau tą imti tikrai gerą subalansuotą variantą į autobusus, kur telpa. Duosiu dar kartą Trakų savivaldybės pavyzdį, kodėl Trakų savivaldybės, dėl to, kad atitinka dydį, gyventojų populiaciją, tankumą ir taip toliau, tai tenais jie kursuoja atsitiktinę tvarką. Viskas. Iš tikrųjų, tai mes kaip gal net ir turėjom tokią mintį, kad ir teiksim rekomendaciją administracijai išnagrinėti kitų savivaldybių atvejus, parengiant projektą. Tai Ievos prašysiu, jeigu galima pateikti siūlymą. Iš tikrųjų, tai aš manau, kad nėra būtina labai daug, sakykime, šiuo atveju įrodinėti Mariui, ar tai reikalinga ar ne, nes nors mes ir klausinėjom, bet iš tikrųjų aš manau, kiekvienas suprantam, kad nauda iš tokio dalyko, kad jeigu leisime vežti dviračius yra, šiai dienai mes turim padaryti taip, kad pakloti pagrindą tam, tai yra sudaryti teisinį pagrindą, pradėti nuo to. Tai mano siūlymas yra pritarti peticijai ir pavesti savivaldybės administracijai, išnagrinėti kitų savivaldybių atvejus ir pateikti tarybai sprendimo projektą svarstymui, numatant galimybę vežti dviračius, bent dalinai įtvirtinant ir pažymint autobusus. Lygiai taip pat, kaip jau mes šitoj komisijoje aptarėm, tai būtų pradžioje tie 3 autobusai, kur galima vežti bagažo skyriuje ir 7 autobusai su vieta žmonėms turintiems negalią. O vėliau, aišku, galim ir pažymėti mūsų protokole, kad siūlom nagrinėti ir galimybės numatyti kitus atvejus ateityje, numatant galbūt biudžete lėšas įtvirtinimams kitiems autobusams įrengti. Tai aš siūlyčiau tiesiog tokį bendrą balsavimą, nes... Aš pritarčiau. Tai gal tada ir balsuojam, pirmiausia, bet gal balsuojam iš tikrųjų, čia svarbu. Pirmiausia, noriu paklausti, ar yra prieš tokį pasiūlymą, kaip pateikė Ieva? Oi, Mariau, jūs dar norit pasisakyti, ar ne? Jo, trumpai. Tai Gerai, trumpai. Esmė tokia, kad tiesiog išimti punktą dėl tvirtinimo, ar čia tegu administracija pasisako, reikia ar nereikia, nes skirtingus savivaldybių praktika, atsižvelgiant į jų autoparką, yra įvairi. Tai savivaldybė pasakys, reikia tvirtinti, nereikia, užtenka užremti, kokiu būdu tvirtinti, jau tada administracija rengdama projektą ir pati pasako, reikia, nereikia, bagažo skyriuje ir ten klausia ir susisiekimo ministerija sako, kad iš viso ten nebūtina, tai jeigu vežė ir taip toliau. Ir jeigu jau mes perinam prie balsavimo, tai žinokit, jūs daugiau neleisim pasisakyti, nes pagal reglamentą vykstant balsavimu jūs negali dalyvauti diskusijoje. Tai siūlau pradėti balsuoti. Pirmiausia, paklausiu, ar yra prieš nepalaikančių Ievos suformuluotą
Pasiūlymų. Susilaikiusių. Tada prašau balsuoti, kas už tokį Ievos pateiktą pasiūlymą. Vienbalsiai nubalsuota, tai protokolas bus perduotas administracijai ir pareiškėjai. Ačiū. Tai tą protokolą nutarimą atsiųsim. Taip, bus visiems nariams irgi išsiųstas protokolas. Nes mes balsavom sutvirtinti. Sudedami. Galime. Kažkaip. Taip, jo, kad nebūtų bėdų paskui su trauma čia kažkokius. Reikėtų teismą, kad nepadaryti. Ačiū, manau, posėdis baigtas.